peržiūrėti vat, tą situaciją, kuri mane labiausiai palietė dienoje ir kurioje aš nebuvau tuo, ko norėjau būti. Nu, nepasielgiau taip, kaip būčiau norėjęs pasielgti. Paprasčiausiai ištiko situacija ir aš pasielgiau ne taip, kaip būčiau norėjęs. Ir sako, aš tą situaciją mano mintyse peržaidžiu. Tai aš mintyse įsivaizduoju, kaip aš būčiau kažką sakęs, kaip aš būčiau kažką daręs, taip kaip aš norėčiau tai daryti, ne taip, kaip pasielgiau tuo momentu. Ir sako, kad jie taip pat atliko, dabar neprisimenu kokio universiteto mokslininkai studiją. Ir kad kai mes tai savo sakom ypatingai prieš miegą, kadangi miego metu smegenys archyvuoja visą tą informaciją, tai tuos mūsų susikurtus, tuos įsivaizdavimus, kad galėjo būti taip, nors taip nebuvo, smegenys lygiai taip pat suarchyvuoja, kaip ir tai, kas iš tikrųjų nutiko, nes jos nemato jokio skirtumo. Ir taip gaunasi, kad aš miegu, o mano galvoje jau vyksta tos neuronų jungtys, kuriuo aš noriu. Tai yra tarsi jos tvirtina